Sveiki, mielieji! Smagu vėl bendrauti kartu su jumis ir kurti laimingos šeimos istoriją. Mes labai džiaugiamės, kad mūsų sekėjų gretos auga, didėja. Vadinasi, tuo, kuo dalinamės, šis turinys jums yra aktualus ir jūs taip pat norit prisidėti prie jaunosios kartos laimingo gyvenimo. Labai dažnai girdžiu, kad mano vaikas vienišas, nežino kaip prieiti. Aš jį padrasinu, sakau, tu eik, draugauk, arba mokytojų dažnai girdžiu pasakymus, eik, susidraugauk, prieik, ar kitiem draugam pasako, prieik prie jo, pakalbink jį. Ar ten, kai vaikas pyksta, dažniausiai mes draudžiam pykti, sakom, nurimk, nustok tai daryti. Bet ką pastebėjau, bet vaikam neduodam įrankio, fiziškai neparodom, kaip jam tai padaryti. Ir emociškai nepadedam išeiti iš tos būsenos, kad jis viduje iš tikrųjų jaustųsi ramus ir kad galėtų draugauti ir kad galėtų su to pykčiu susitvarkyti ir toliau prasmingai veikti. Iš tokių paprastų kasdieninių situacijų tai pamačiau. Vaikai negimsta mokėdami bendrauti. Mes juos to mokom. Ir jeigu vaikam tai nepavyksta kasdieninėse situacijose, nepavyksta to padaryti, tai mes suaugę, tiek tėvai, tiek mokytojai, esam tie, kurie duodam įrankį, kurie parodom, kaip tą dalyką padaryti. Paskutinius 2 savaitės, kaip vaikai sako, renkam socialinės valandas. Tai aš rinkau savo socialinės valandas ar savanorystės valandas. Tokiam kontekste vienoje aplinkoje išgirdau sakant, kad čia, Sigita, tai tik žodžiai, tai tik kalbos, ką tu sakai. Ir kažkodėl nežinau, tuo metu labai įsiskaudinau. Kaip galvoju tik žodžiai? Tie mūsų pasakyti žodžiai vaikam yra labai reikšmingi. Vieni pasakom tokius žodžius, kurie visam gyvenimui tampa žmogaus kupra, žmogaus našta, kuris vaikšto su tais žodžiais ir diskutuoja su savim, kad aš įrodysiu tėčiui, mamai, mokytojai, kad aš galiu kažko gyvenime pasiekti. O kiti pasakom tuos žodžius, kurie tampa vaikui įkvėpimu ir jis nori daryti gerus darbus, jaučiasi pilnaverčių, pasitiki savim ir jam nesinori manipuliuoti, nesinori kažkaip kitiem kenkti, kažkaip daryti blogai kitiem, kad pats galėtų išgyventi. Aš manau, šalia tokių vaikų yra suaugusieji, kurie atveda žmogų iki tokios situacijos. Ir kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, tiek mano pasakyti žodžiai, tiek mūsų suaugusiųjų pasakyti žodžiai vaikam arba padeda ir tampa jiem gyvenimo rodikliais, kaip tvarkyti su pykčiu, su kitom emocijom, kaip susidraugauti arba visiškai nepadeda, o dar labiau įaudrina vidinį mūsų pasaulį. Ir kažkaip su ta mintim vaikščiau ir gyvenimas padovanojo tokias situacijas, teko lankytis skirtinguose Lietuvos miestuose ir kaip aš minėjau ir seminarų metu, kad palikau dovanas Klaipėdoje, Panevėžyje, Kėdainiuose ir kituose miestuose. Tiesiog pats gyvenimas atsiunčia situacijas. Viena iš tokių situacijų atvažiavau į seminarą ir prie prekybos centro mama su gal 4 ar 5 metų mergaite išėjo iš parduotuvės ir mergaitė visų garsų, kiek tik jo turi ir gali išrėkti, reikia parduotuviai ir reikalauja, kad mama kartu su ja nueitų į parduotuvę ir kažką ten jai nupirktų. Tiesiog matydama tą situaciją ir matydama mamos pasimetimą ir tokį nuėjimą į šoną ir pasakymą, aš palauksiu tokiu susierzinusių tonų, kol tu apsiraminsi ir tada mes galėsim eiti toliau ar galėsim pasitarti, ką toliau darysim. Aš atsitupiau vaiko akių lygyje, gal 3 metrų atstumu ir tiesiog ramiai matau, kad tu pyksti, kad tu labai nuliūdus, kad tu labai nori eiti parduotuvę, kad tau pikta. Tada mergaitė vienu tų žodžių apsiramino. Jeigu tau liūdna, ar tu pyksti, paprašyk, kad mama atsitūptų. Tu ją apkabint galėsi ir tau palengvės, tu nurimsi. Mama nurimo, atsitupė. Dukra priejo ją apsikabino. Aš tada pradėjau mamą kalbinti, taip, suprantu. Ir man taip yra buvę ne kartą.
3 sūnus auginau ir buvo irgi tokio pat amžiaus. Ir kaip mūsų suaugusiosius išmuša tai iš pusiausvyros. Su mama pakalbėjom, mergaitė nurimo, jos apsikabino, jau matau, kad situacija susitvarkė, dabar sakau, aš važiuoju savo keliais, palieku jūs. Mama sako, jūs tikriausia mokytoja. Sakau, ta pati. Ačiū labai už pagalbą, jos pasėmė už rankos viena kitai ir nuėjo savo keliais, aš savo keliais. Ir tai aš laikau dovana tai šeimai visai dienai. Tiek mamai parodžiau ir daviau įrankį, kaip fiziškai padėti dukrai nusiraminti ir ką pasakyti, kad dukra nurimtų, nes jinai pamatė konkretų pavyzdį, išgirdo konkrečius žodžius, kaip jie veikia ir pamatė, kad žodžiai ir tas apkabinimas yra galingas įrankis. Ir vienintelis įrankis, kurį mes turim tose situacijose, kai mūsų vaikai yra apimti stiprių jausmų. Taigi, vaikai negimsta mokėdami bendrauti. Mes turime jiems tai parodyti ir išmokyti juos sugyventi vienus su kitais. Ir kaip prieiti prie nepažįstamo vaiko, kaip pakalbinti, kaip nuraminti, kai viduje ir mums patiems verda pyktis. Tiek ypač jeigu ten yra ugdymo situacija, tai gali nutikti ir mokytojam, ir mum tėvam. Kaip svarbu tuo tinkamu momentu, kai vaikui kyla jausmai, mum pagauti tą situaciją, atliepti jo poreikį, apkabinti, daug apkabinimų. Kuo mažesnis vaikas, darželinukas, daug apkabinimų. Jam reikia to prisilietimo, kad jisai nurimtų. Ir tie žodžiai, kuriuos mes pasakom, matau, kaip jautiesi, girdžiu, suprantu ir vaikui tai padeda apsiraminti. Kita tokia situacija, čia papasakojau vieną situaciją iš mamos gyvenimo, bet turėjau ir kitą situaciją, kuri paskatino šio video įrašo atsiradimui. Darželio grupė, lapšelinukai, 2 metukai, 3 metukai vaikam. Vienas berniukas atsikėlė iš miego, suirzęs, matomai jam trūko to miego, jis norėjo dar pamiegoti ir mokytoja prižadino, apkabino, kaip ir nusiramino. Mergaitės reikia pinti kasas mergaitėm, reikia kitiem vaikam padėti apsirengti. Padėjo apsirengti tam berniukui, jam kažkas nepatiko, jis numetė rūbus, nubėgo į robinėlį, atsisėdo ir vienas sėdi. Ir kažkaip mokytoja irgi tuo metu padeda kitiem vaikam. Aš lankiausi ir stebėjau vaikus kitų klausimų, bet kadangi vyko gyvenimas, tada galvoju, taip, mokytoja turi užsimti visais grupės vaikais. Kaip čia kitiem padėti? Aš vaikams sakau, kurie šalia manęs buvo, pažiūrėkit, jūsų grupės draugui liūdna. Gal tu gali nueiti pasikviesti jį į grupę, jam, negera, jam liūdna, jam pikta. Viena mergaitė nuėjo, atsistojo priešais, pastovėjo, nieko nepasakė, nieko nepadarė ir sugrįžo. Man sako, jisai neina. Gerai. Tada kito berniuko paprašiau, gal tu gali nueiti pas draugą ir pasikviesti jį. Tas lygiai taip pat nuėjo, atsistojo, pastovėjo ir grįžo. Ką man tos dvi situacijos parodė? Kad vaikam, nei mokytojai, nei tėvai, nėra parodę, kaip prieiti, ką daryti priejus ir kaip pakviesti tą draugą. Bet jeigu draugas kažką ne taip padaro, mes iškart sakom, neliesk, neimk, nedaryk, draudžiam, venk jo, jeigu jis tave muša, tu kažkaip su juo nedraugauk, bet kaip padėti, kai žmogui yra blogai, niekas jam to neparodė. Kai aš tai supratau, tada paėmiau vieno vaiko rankas, kur galiu duoti, ar gali man padėti, gali duoti man ranką, mes nueisim kartu ir kartu paprašysim, kad jis duotų mums ranką ir mes jį pasikviesim ir atsivesim jį į grupę. Nuėjom mes iki to vaiko, kuris sėdėjo robinėlį, aš ištiesiau ranką ir sakau, matau, kad tau dabar liūdna. Gal tu gali įdėti savo ranką, mes tave palydėsim iki suolo, iki grupės. Ir kitam draugui, kuris atėjo kartu su manim, sakau, ir tu tą patį padaryk. Ir jisai ištiesė, kviečiu eiti į grupę. Mes ištiesėm rankas, berniukas įdėjo abi rankas vieną man, vieną draugui, palydėjom iki jo staliuko
Jis atsisėdo, tada ten vaikai visi vakarieniavo. Kartu išėjo iš tos emocinės būsenos, sėkmingai vakarieniavo ir tarsi viskas ten pasimiršo ir viskas puiku ir situacijos kaip nebuvę. Tada kalbuosi su mokytoja, kalbuosi su mama ir sakau, kad jūs tose situacijose vaikam turit parodyti, kaip prieiti, kaip paduoti ranką, kaip pasakyti, kaip pasikviesti. Mes dažnai reikalaujam iš vaikų, bet neparodom, kaip tai padaryti. Ir neužimam tos pozicijos, kai nuo vaikų ašarų palydėti juos iki jų šypsenų. Kaip tapti tuo tiltu, pereinamuoju tiltu, kad padėt vaikam išeiti iš tos būsenos. Ir ką jis turi daryti. Ir tos kasdieninės situacijos yra pačios vertingiausios. Kai vaikai yra emocijų apimti, mūsų tinkama pagalba, tinkamu laiku, jiems stipriai įsirėžia į smegenis ir tos įgytos pamokos lieka visam gyvenimui. Vat kaip parodyti tą pavyzdį, kaip mums būti pavyzdžiais. Taip, dažnai mūsų vaikai išmuša iš pusiausvyros. Dažnai mes nežinom, kaip toje situacijoje pasielgti. Kaip turėjau irgi kitą tokią situaciją darželyje, berniukas rengėsi, valgė, viską darė savarankiškai, guvus. Einu namo ir matau, kad verkia jisai prie mašinos, mama irgi visai raudus. Ir aš taip pritupiau, sakau, tai kaip čia dabar matau, tu toks susierzinęs, piktas, liūdnas, ar galiu tave apkabinti? Pribėga berniukas į glėbę, apsikabina, nurimsta, sakau, pažiūrėk, tugi ten grupiai pats ir batus saveisi, ir rengeisi, o dabar va kažkaip nebesigauna tau užsidėti. Nueik paprašyk mamos, kad tau paduotų, tugi pats moki apsirengti ir apsirengsi. Bet tikriausiai tu pasiilgai mamos, paprašyk, kad mama atsitūptų, tu ją apkabinsi, ir tada jūs jau susitarsit, kuris ten ką aprengs. Mama atsitupė, berniukas ją apkabino, mama nurimo, sūnus nurimo, einant mama sako, ačiū, jūs tikriausia mokytoja. Sakau, ta pati. Ir va, tai šeimai, tai dieną, tą vakarą padovanojau gražų vakarą, ramų vakarą ir įrankius, kaip kitą kartą reaguoti į vaiko stiprias emocijas ir kaip jam padėti susitvarkyti su pykčiu. Ir kai kasdien mes duodam vaikam įrankius, tai tampa jų įpročiais, kurie padeda jiem visą gyvenimą. Ir jeigu mes to nepadarom, tai tada tai tampa našta vaikui, jo išsiugdyti įgūdžiai vaikystėje visą likusį gyvenimą. Ir kai kuriem pasiseka, jie vėliau sugeba tai koreguoti, o kai kurie visą gyvenimą savo veiksmų pasėkoje atsiduria atitinkamose situacijose. Ir kaip prieiti ir susidraugauti. Aš labai dažnai girdžiu frazes. Eik prie vaikų, pažaisk, eik pakalbink. Bet kaip tai vaikui padaryti? Ir yra visai kita situacija, kai kartu su mama ar su tėčiu vaikas prieina ir mama tą parodo, pasako tą pirmą frazę, kokią kitą kartą vaikas gali pakartoti. Ar galiu aš čia pažaisti, ar galiu paimti tą žaisliuką, ar mes galim statyti kartu, aš atsinešiau kažką, gal mes galim pasidalinti, gal mes kartu galim sukurti. Ir kai vaikas išgirsta ir kitas tada sprendžia, gali, negali, tada kaip visas toliau vyksta jų procesas, kai suaugę stebi, tada jie gali padėti jiem tose situacijose, kur neužtenka turimų įgūdžių ir nežino, ką pasakyti, nežino, kaip pasielgti, apimti stiprių jausmų. Kartu buvimas ir stebėjimas tiek darželio grupėse, tiek tėveliai, kai vaikai žaidžia žaidimų aikštelį, yra labai svarbus. Ir kai mes matom, vaiko sėkmę matom, kai matom, kur nesiseka, tada galim prieiti ir pakoreguoti, į jų lūpas įdėti žodžius tinkamus, kurie padėtų jiems susitarti. Bet jeigu mes nesekam, jeigu mes nematom viso to, kas vyksta ir tinkamų laikų vaikam nepadedam, tai ką du darželinukai, kurie neturi pavyzdžio, ką gali padaryti, kaip jie gali susitarti. Jie nežino, kaip susitarti, jiem reikalingi pavyzdžiai. Ir kai vaikai kažko nori, pyksta, kaip jiem išeiti iš tos situacijos.
Be suaugusiųjų pagalbos tikriausiai jie užtrunka ilgiau, tai jiem tai kainuoja daug energijos. Ir jeigu suaugę tuo metu tinkamu laiku, tinkamai vietoj, kaip aš dalinausi pavyzdžiais, atsitupia vaiko akių lygį ir pasako, matau, kad tu pyksti, tu esi apimtas stiprių jausmų, kad taip, ateik, apsikabinam, aš tau padėsiu. Ir vaikas, jeigu apkabinam, jis gali ir toliau verkti, bet jis jaučia, kad suaugę yra šalia, kad atliepia poreikį. O per ašaras išeina stresas, ašaros nėra blogai. Viskas yra gerai, kai vaikai verkia. Ir pamokint, parodyk man savo pyktį. Kaip pamokint kvėpuoti, iškvėpkim. Ne, atsipalaidavimas ateina ne per įkvėpimą, bet atsipalaidavimas ateina per iškvėpimą. Ir parodyti vaikam, kad įkvėpiam, iškvėpiam. Ir iškvėpimas turi trukti ilgiau. Automatiškai tikriausiai pastebime savo kūne, kai iškvėpiam. Dažnai streso apimti, mes iškvėpiam, toks ateina automatiškai iškvėpimas. Pamokinti vaikus, žaiskite atitinkamus žaidimus, pasidarykit popierinius laivelius, laivelis atplaukia ant pilvo ir banguoja, mokint vaikus kvėpuoti. Ir tada jie patys pajaus, kaip kvėpavimas jiem padeda. Kaip padėti liūdinčiam draugui, vat ką aš dažnai stebiu žaidimo aikštelėse, grupėse, klasėse. Jeigu yra liūdnas vaikas ir jis niekam nieko netrukdo, mes kaip ir empatijos neturinti visuomenė dažnai neatkreipiam dėmesio į tą vaiką. Jis tiesiog būna ir būna kamputyje. Bet tai gali rodyti tokią pat įtampą vaiko viduje esančią, kaip ir agresyviai besielgiantis vaikas. Tik agresyviai besielgiantis vaikas tą vidinę įtampą į išorę parodo, išneša. O tas, kuris neparodo, bet kažkur kamputį liūdi atsiribojęs, jis nukreipia į save. Bet mes lygiai taip pat turim reaguoti tiek į tą išoriškai išreikštą agresiją, tiek agresiją, kuri nukreipta į save, į savo vidų. Ir jeigu suaugę pamato, kad pažiūrėkit, ten kažkur Sigita ar kitas vaikas tupi kamputį, gal mes prieikim, paduokim ranką, pakvieskim. Ar kaip šiandien viena labai gili vadovė, kai darėsi bendras nuotraukas su viena iš ugdytinių klase, pamatė, kad vienas berniukas kažkur yra atokiau, pakvietė jį vardu. Ir paskui gavo atgalinę refleksiją, kad kaip jam buvo svarbu, kad direktorė jį pastebėjo ir pakvietė į bendrą nuotrauką. Vat kartais mes net nesusimastom, kaip mūsų pasakyti žodžiai stipriai paveikia kitus vaikus. Ir jeigu mes pastebim, kad kažkur yra vienas vaikas ir pasakom kitam, pažiūrėk Sigita, va ten kitas berniukas ar klasės draugas ar grupės draugas, kažkur vienas tupi kamputį. Gal tu prieik, paduok jam ranką, pakviesk jį ateiti į grupę, atsisėsti prie stalo, pakviesk pažaisti pūzlę, gal jis ateis, ar gal tiesiog nueik atsisėsk šalia jo, pasakyk, kad nori pabūti, ar gali prie jo prisėsti. Tiesiog variantus pasakyti vaikam, apie tą susidraugavimą, kaip prieiti, ką pasakyti, ką fiziškai padaryti, ir kokius pasakyti žodžius. Mes suaugę turim tapti tie vedliai, kurie pasakom, kurie į vaikų lūpas įdedame vaikam reikalingus žodžius. Emocinis raštingumas nėra išmokstamas iš knygų. Jis perduodamas iš rankos į ranką, iš širdies į širdį, iš pajautimo. Jeigu aš pajaučiu, pamatau, stebiu visą aplinką, kas vyksta aplinkui, išjaučiu ir bandau padėti kitam susitvarkyti su tais jausmais, su kuriais jam išbūti yra sunku, arba jis, jeigu kažkur vienas, aš bandau padėti jam sugrįžti pas mus kartu į grupę. Ir tėvai, ir mokytojai turim nustoti tik reikalauti gero elgesio. Tos frazės, elkis gražiai, klausyk, būk geras, jos nieko nereiškia vaikui. Jeigu vaikai mokėtų, jie visi elgtųsi gerai. Ir jie nori būti gerais, bet jeigu jiem nepavyksta, jie netinkamai elgiasi, tai rodo, kad jie nežino, kaip būti gerais.
tai žinutė mums suaugusiem parodyti, kaip jiem tinkamai elgtis. Sugyventi reiškia priimti kito emociją, mokėti atsiprašyti ne tik žodžiu, bet ir veiksmu. Mokėti palaukti savo eilės ir mokėti apkabinti tą, kuriam tuo metu sunku. Ir jeigu taip pagalvosim, mes suaugę vaikam demonstruojam mažą empatijos lygį, kad mums patiems reikia išmokti, kaip suteikti pagalbą, kad mes matom, kad mums rūpi, kad tu nesi vienišas, kad mes visi vieni su kitais esam susiję. Man taip pat labai norėtųsi išgirsti ir jūsų patirtis. Ar jūs pasinaudojat tokiom situacijom, kaip jūs pasielgiat, pavyzdžiui, prekybos centre, kai matot verkiantį vaiką, kai matot iš savęs išėjusi tėtį ar mamą, kaip jūs reaguojat, ar pasižiūrit kritiškų žvilgsnių, ar bandot ištiesti pagalbos rankas vieni kitiem ir kaip tai būna. Man būtų labai džiugu, jeigu jūs po šito video pasidalintumėt savo patirtimis, kaip jūs elgiatės, kaip padedat savo rate esantiem vaikam įveikti sunkias emocijas, kaip padedate su jomis išgyventi, kaip padedat vaikams susidraugauti vieni su kitais, teikti pagalbą, ar padedat ar nepadedat. Kaip mums padaryti ir kaip pasakyti tas tinkamas frazes, kurios padėtų vaikam nurimti. Ir kaip elgtis, kai vaikai supyksta, ir ką sakyti vietoj nusiramink, nemušk draugo, nekelk scenų. Kaip parodyti, kad aš esu šalia, aš tave girdžiu, matau, kad tu pyksti, tu ir gali pykti, bet nežinai, ką daryti toj situacijai, nežinai, kaip sugrįžti į klasę, nežinai, kaip sugrįžti į grupę. Tiesiog duok man ranką ir einam kartu. Ir kartais viena frazė, bet gali pakeisti to vaiko gyvenimą kardinaliai. Va turėjau tokią paprastą situaciją. Vaikai žaidžia, vienas berniukas vis atiminėja iš kitų mašinėlės. Prieina arba kai žaidžia, kažkaip ant kitų važiuoja su ta mašinėlė. Nesakau, čia visi žaidžia draugiškai, čia dabar jis važiuoja, dabar tu važiuoji, čia yra jo mašinėlė, tu turi atsinešti kitą. Iškart pradėjo verkti, nugriuvo, sakau, tu labai norėjai tos mašinėlės, kaip aš tave suprantu, ateik, apsikabinam. Apsikabino, atsisėdo ir stebi. Dabar sakau, aš pažaisiu. Atnešė kitas vaikas man mašinėlę, važiuojam. Aš važiuoju ir šalia. Mes kartu važiuojam. Aš dabar tave užleidžiu. Tu važiuok pirmas į kalną. Aš užvažiavau, dabar tavęs aš čia palauksiu. Tiesiog aš kalbu garsiai, bet kartu, kad tas pokalbis, aš matau, ką tu darai. Aš tau neužstoju kelio. Aš palaukiu tavęs, aš padedu. Mes kartu užvažiavom. Ką mes galim kartu nuveikti? Tas berniukas žiūrėjo, nurimo, atsinešė savo mašinėlę ir pradėjo taip pat žaisti su tuo vaiku, kaip aš žaidžiau. Dabar tu važiuok, dabar aš užvažiuosiu. Ir prieš tai suaugę tik davė pastabas arba tą kelią vaikų pastatytą pernešė kitą vietą, kad būtų daugiau vietos. Bet nei vienas neparodė, kaip jiem žaisti. O jie gavo tik pastabas. Tu blogai darai, tu rėki, netiminėk. O kaip, jeigu aš noriu tos mašinėlės? Kaip man žaisti? Aš nemoku. Tai va tas atsitupimas, atsiklaupimas ant kilimo ir kartu pažaidimas, parodimas, kaip reikia žaisti, įrankių davimas, tai čia mes suaugę turim šito išmokti patys. Kaip pamokinti vaikus. Vien tokių pasakytų uždraudimų frazių neužtenka. Nuo to neatsiranda vaikų įgūdis ir tos frazės, kurias jie gali pasakyti gražiai sudraugaudami. Konfliktai nuolat gimsta. Jeigu vaikai neišmoksta išlaukti, jeigu neišmoksta susitarti, tai neišmoksta patys padėti savo išeiti iš tų stiprių emocijų, tai čia reikalingas suaugęs žmogus, kuris parodo vaikui, kaip kitaip jis gali tvarkyti su stipriais jausmais. Ir tokie pasakymai, greitai nueik atsiprašyti. Jie nieko nereiškia. Ištisai aš juos girdžiu. Greit nueik atsiprašyti. Čia ne apie tai. Mes suaugę, matau, kad tu pyksti. Kaip sunku atsiprašyti, kaip sunku pripažinti, kad tu nuskriaudei kitą. Pažiūrėti draugui į veidą, tokius, kaip tu jautiesi. O dabar ar tu pajėgsi tai padaryti? Gal jis nepajėgs. Bet gal kitą kartą tu sugebėsi. Ir kaip mes ar mokam, ar nemokam priimti kito liūdesį ir ką mes su tuo darom. Tai tokius frazes,
pasakymus aš įdėsiu po šito video. Jeigu jums buvo naudingos įžvalgos, lauksiu jūsų pasidalinimų, jūsų frazių pasakytų vaikam, kurios padėjo nurimti, ar situacijų, kuriomis pasinaudojot, tapot tais žemėlapiais vaikam, kaip spręsti konfliktų. Jeigu tas turinys jums aktualus ir norit toliau tiek dalintis, tiek klausyti, tai tapkite mūsų YouTube kanalo Vaikų ugdymas sekėjais. Tai mes kiekvieną savaitę dedam po naują paskaitą iš gyvenimo, kuri paremta tikrais faktais, kur tikrais pavyzdžiais, pritaikytom situacijom. Aš taip pat noriu pasidalinti su jumis knygomis. Jeigu norit daugiau pagilinti savo žinias apie vaikų emocinį raštingumą, tai galite rasti daugiau informacijos šiuose knygose. Mano tai yra stalo knygos, emocinį raštingumą padės vaikų lavinti, taip pat tinkamą elgesį formuoti. Taip pat noriu pristatyti mūsų platformą www.ugdykimkartu.lt, kurios turinys yra paremtas moksliniais tyrimais apie tai, kaip užauginti laimingą žmogų. Ten rasite daug paskaitų įrašų apie emocinį raštingumą tiek vaikų, tiek mūsų suaugusių, kaip spręsti konfliktinės situacijas, bei kaip stiprinti tarpusavio ryšį su vaikais. Taip pat pristatau mūsų kurtą žaidimą, mūsų pasididžiavimą, kaip atpažinti emocijas. Čia rasite emocijas atspindinčias korteles bei veiksmus įvardinti padedančias korteles. Šis žaidimas tinka tiek darželinukam, tiek jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikam ir žinoma šeimose. Tai labai padės ir vaikam įvardinti emocijas, ir suaugusiem. Tai sustiprina mūsų ryšius, kai mes kuo daugiau vieni kitus pažįstam, įsivardinam, kaip jaučiamės, tai padeda kurti tvirtesnius tarpusavio santykius. Iki kitų malonių.